Puikiai. Alfredai, prašau, žodis jums. Ačiū labai. Tai šiandien mano tema, kaip matote ekrane, trumpai pristatyti mūsų tyrimą apie Lietuvai priešiškus naratyvus. Kaip jie atrodo, kaip jie plinta visame pasaulyje ir ypatingai kaip juos mes galime atrasti, naudojant mūsų įrankį, dirbtinio intelekto įrankį pavadinimu Adler. Aš iš karto prisipažinsiu, aš nesu propagandos ar dezinformacijos specialistas. Tų specialistų dabar aš įsivaizduoju, yra pilnas namas kartu su jumis. Jie dabar analizuoja tą informaciją ir aš negaliu sulaukti, kokių išvadų jie prieis. Bet aš pasidalinsiu savo kelionę į propagandą. Ir šita visa prezentacija yra ir mano, ir Epsens kelionė į propagandą. Kaip mes ten netikėtai atsidūrėme. Kaip mes atsidūrėme šitame name, analizuodami šitą temą, organizuodami šitą renginį. Tai pasidalinsiu pirmą tokią istoriją. Neseniai turėjau tokį susitikimą su tarptautinė mokslininkų grupe, kurie turėjo gerai, universitetai, tame tarp ir Harvardas, jie turėjo gerai finansuojamą projektą, kurio tikslas toks pats kaip ir mūsų šiandien. Reiškia, nustatyti, kas yra propaganda, kokie jos bruožai, identifikuoti, išmokyti kompiuterį identifikuotą propagandą, tada supras, kaip jį plinta, tada supras, kokią įtaką daro žmonėm ir taip toliau. Ir kaip su jie kovoti. Tai ten 12 žingsnių. Ir tie mokslininkai jau praleido metus laiko prie to projekto ir aš galų gale paklausiau, kuriame žingsnėje jie yra iš tų 12. Ir jie sakė, kad yra vis dar pirmame žingsnėje, nes labai pasirodo sunku pasakyti, kas yra propaganda, kokie jos bruožai yra. Jie negali susitarti. Ir čia yra labai gerai žinoma klasifikacijos problema. Labai sunku žmonėm tą pasakyti, bet dar sunkiau išmokyti kompiuterį. Bet propaganda yra vienas iš tų dalykų, kurie apibūdina toksai pasakymas, tokia frazė I know it when I see it, kurie ateina iš JAV teisinės sistemos. Mes žinome propagandą, kai mes ją perskaitome, kai pažiūrime, ir tas priklauso nuo mūsų kultūrinio, reiškia, treniravimo. Dar visai neseniai kompiuterinės sistemos, dirbtinio intelekto sistemos turėjo tokią neįveikiamą užduotį – atskirti didelę katę nuo mažo šuns. Žmonėm vėl tas nėra problema, nes I know it when I see it. Bet kompiuteriui tas yra, atrodo, visai dar neseniai buvo beveik neįveikiama. Ir nežinau, kuo tas baigėsi, bet esmė ta, kad daugelis mūsų klasifikacijos problemų, kurias mes sprendžiame patys savo smegenys, yra paremta labai didelė patirtimi. Tai klausimas yra, ar įmanoma užkoduoti tą patirtį, kurią sukaupė, tarkime, propagandos atveju dešimtis ar šimtai ekspertų Lietuvoje, pavyzdžiui, kurie tą propagandą analizuoja jau 10 metų. Ar įmanoma užkoduoti tą jų patirtį ir panaudoti didesniai skaliai? Tam, kad identifikuoti ne dešimtis, o priešiškus naratyvus tūkstančių ar šimtuose tūkstančių straipsnių visame pasaulyje, rasti tendencijas, identifikuoti autorių, suprasti, kaip sklinda tie naratyvai, suprasti jų gyvenimo ciklą ir, aišku, išmokti kovoti su to propaganda. Sudaryti kovos su propaganda žemėlapį, testuoti naujas taktikas, kaip kalbėjo Mykolas. Tai trumpai aš atsakysiu, įmanoma šitą padaryti. Ir šiandien mano tikslas yra papasakoti jums, kaip mes sukūrėme technologiją ir iš principo naują požiūrį į šitą problemą. Susitikite su Adleriu. Pradėsiu nuo to tik tai, kad sukurti tokio įrankio stebėti propagandai, mes tokio tikslo niekada neturėjome. Mes sukūrėme tą įrankį netyčia. Kai pradėjome kurti Epsens technologiją, mūsų tikslas iš principo buvo padėti komerciniam įmonėm ir organizacijom stebėti savo reputaciją ir kokį įtaką medija turi jų įvaizdžiui. Ir dirbdami su plačiu klientų ratu, supratome, kad nėra tokio dalyko kaip idealus ar vienas įvaizdžio idealas. Kad kiekvienos įmonės idealas ar idealus įvaizdis, tai yra tam tikra prasme tos įmonės vertybių atspindys. Ir tai buvo didelė pamoka man, kuris atėjo iš šitą sferą, komunikacijų sferą, iš technologijų ar iš ekonomikos.
Bet aš suprantu, kad kiekviena įmonė yra truputį skirtinga. Viena įmonė gali būti svarbiau, pavyzdžiui, darbo sąlygos, kitai kainos, kitai klientų aptarnavimas, kitai ekologija. Tai mes pradėjome spręsti klausimą, technologinį jau dabar klausimą, kaip užkoduoti tas vertybės į algoritmus. Ir mes šitą klausimą išsprendėme, taip vadinamų didžiųjų kalbos modelių pagalba. Jums pažįstami tie modeliai iš tokių programėlių kaip ChatGPT, kur jie pagrindė kalba su jumis. Bet mūsų įrankis Adler, jisai ne kalba, o jis labiau skaito. Ir tas dažnai būna dar sudėtingesnė problema. Jis kasdieną skaito 10 000 straipsnių, TV, radio, laidų, socialinės medijos pranešimų. Ir jo darbas yra atpažinti naratyvus. Tuos naratyvus mes Adleriui galime išmokyti. Tai labai svarbus Adlerio aspektas yra tas būdas jį mokyti ir mokytis iš jo. Pavyzdžiui, tai kompanijai, kuriai svarbu yra darbdavio naratyvas, mes Adlerį galime išmokyti, kas yra geras darbdavys. Ir jinai subjektyviai, paprastai žodžiais, kaip mato tos kompanijos vadovybė. Adleris tada naudoja tą naratyvą kaip filtrą, analizuodamas tas 1000 žinučių, pranešimų, tweetų ir galų gale pasako, kiek to turinio atitinka tą naratyvą, kiek šneka iš viso ne apie tą naratyvą, o kiek, pavyzdžiui, šneka atvirkščiai arba neigiamai to naratyvo tema. Bet ten Adlerio darbas nesibaigia. Kai matote paveiksliukę šalia, Adleris taip pat analizuoja metadata, metaduomenis. Kas parašė straipsnį, kas yra autorius, koks yra šaltinis, kokia to šaltinio reputacija. Ar tas straipsnis turi paveiksliukus, ar turi daug linkų, ką jie linkina, ar yra hashtagai, kada jis išleistas, kokia yra teksto kokybė, koks žodynas, kurį naudoja tas straipsnis, ar tas spaudos pranešimas, ar jis yra platus, ar siauras, nuo to priklauso, ar pagal tai galima identifikuoti, kokia yra tikslinė to straipsnio auditorija. Ir tą visą metaduomenis ir tuos naratyvus, kurių tarp kitko straipsnė gali būti ne vienas, jis gali prasidėti vienu naratyvu, baigtis kitu, jisai surašo į tokią vadinamą istorijos DNR. Taip pat jis identifikuoja tos istorijos herojus ir turėdamas tą visą DNR, jis žiūri kiekvieną istoriją kaip į gyvą organizmą, kuris plinta. Ir matydami tą DNR mes galime matyti, kaip ta istorija plinta per pasaulį, ar lieka vienoje šalyje, ar plinta per visą pasaulį, ar jinai kaip virusas labai greit užkrečia visus ir staiga miršta, ar jis po truputį užkariauja vis didesnės teritorijas ir žmonių smegenis. Ir pagal tai mes galime suprasti, kaip plinta propaganda. Nes mes turime, ypatingai galvodami apie propagandą, turime prisiminti, kad žmonės, kurie kuria propagandą, tai irgi nėra kažkokie tai automatonai. Jie kasdieną mokosi, jie kasdieną tobulina savo taktikas, jie kasdieną bando naujus dalykus, eksperimentuoja, ir tai yra besikeičiantis ir pristaikantis priešas. Ir jeigu mes norime turėti įrankį, kuris leidžia su to priešu kovoti, tas įrankis turi ir mokyti, ir mokytis. Tai noriu toliau pratęsti, papasakodamas, kaip mes atsidūrėme su Adleriu, pradėję jį naudoti komerciniam tikslam, atsidūrėme šitam kambarį, analizuodami propagandą. Ir pailiustruosiu keliais naratyvais iš viso pasaulio. Tai visa ta kelionė iš tikrųjų prasidėjo visai neseniai, gal prieš pusmetį, kai pradėjome daryti Lietuvos įvaizdžio tyrimą. Mes ištyrėme 50 000 straipsnių ir pranešimų 39 valstybėse, naudodami 7 pakankamai standartinius vadovėlinius naratyvus. Kai žmonės šneka apie šalį, tai apie ką šneka? Apie šalies kultūrą, galbūt tai vienas naratyvas ekonomika, kitas naratyvas saugumą, dar vienas naratyvas valdymas ir taip toliau. Išmokėm Adlerius štai, kas mums svarbu. Mums netaip svarbu galbūt šitoje vietoje sportas, ar netaip svarbu, pavyzdžiui, skelbimai apie naudotas mašinas. Tai ir praleidome Adlerį per visą pasaulį, per tos 50 000 straipsnių, kad įsiaiškintų, kas iš tikrųjų, apie ką šneka žmonės, kai šneka apie Lietuvą, apie ką skaito pasaulinį žiniasklaidą žmonės visam pasaulyje, kai skaito apie Lietuvą. Ir tas tyrimas mane nustebino.
mes tikėjomės rasti daug informacijos apie su karo įvairiais atspalviais ir atspindžiais su Lietuvos palaikymu Ukrainai, su grėsme iš Rusijos, bet taip pat tikėjomės rasti ir ekonominių žinių, ir kažkokio tai aspektą, šito kelionių aspektą, kaip apie kiekvieną šalį. Bet čia mes matome top 4 temas, kurias Adleris mums pasiūlė. Tai čia ne tos temos, kurias mes jam užduojam. Čia Adleris pats mums pasakė, šitos yra top 4 temos pagal eilę, kurios dominuoja užsienio žiniasklaidoje. Ir tai, kad Lietuva stipri, antroji tema, Šiaurės Europos technologijų ir finansų srityje, to mes tikėjomės. Kad Vokietija dislokuoja savo kariuomenę Lietuvoje, galbūt ne top 3, bet tikėtasi. Kad Lietuvos parama Ukrainoje, aš galvoju, kad bus numeris 1. Bet kad numeris 1 yra pasienis su Baltarusija, ta prasme, įsiklausykite, visame pasaulyje, kai žmonės skaito apie Lietuvą, pirma tema yra Lietuvos pasienio problemos su Baltarusija. Man tai buvo tam tikra prasme netgi šokas. Ir ta tema yra numeris 1, antroji tema žymiai mažesnė už tą pirmąją temą. Ta pirma tema absoliučiai dominuoja visą informacijos žemėlapį. Tada mes pradėjom gilintis, kas nustebino toliau pasigilinus tą temą. Tai ne tik, kad jinai tokia mainstreaminė, kad jinai tokia didelė, bet kad šalyse, mūsų partnerių šalyse, Kanadoje, JAV, Anglijoje, ta tema yra pateikiama dažnai labai ekstremaliai. Ir tą ekstremalų pateikimą taip pat kolaboruoja pakankamai rimti ir aukštą reputaciją turinti šaltiniai, tokie kaip Amnesty International arba Doctors Without Borders, arba netgi United Nations, kurie sako, kad Lietuva legalizuoja imigrantų kankinimus, kad Lietuvos vyriausybė elgiasi nelegaliai, kad Lietuvo iš principo chaosas, ten miršta žmonės pasienyje, užėjus žiemos speigam ir galų gale, kad Lietuvos pasienį pradeda valdyti neonacijų grupuotės. Tai kai aš išgirdau tą neonacijų naratyvą, man iš karto, kaip ir mums visiems suskambo galvoje skambutis. Girdėta istorija. Ir atsirado, aišku, hipotezė, kad šitą naratyvą ateina tiesiai iš labai gerai organizuotos Rusijos propagandos sistemos. Bet klausimas yra, ar taip yra iš tikrųjų ir kaip jie ateina, jeigu taip yra iš tikrųjų. Dėl to mes šiemet ėmėmės pakartoti šitą tyrimą su naujausiais duomenimis, kad įsitikinti, ar ta hipotezė yra teisinga, ar iš tikrųjų Rusijos naratyvai patenka į užsienį ir kaip jie patenka. Ir pakartojame šitą tyrimą su, paskutinio pusmečio, paskutinių 5 mėnesių 2024 metų duomenimis. Tai kaip atrodo Lietuva, kokios yra dominuojančios temos, jeigu mes žiūrėtume į Lietuvą iš tų pačių 40 valstybių perspektyvos 24 metais. Vis dėlto parama Ukrainai pirmoji vietoje dabar, bet labai artima antra vieta yra vis dėlto vėl Baltarusija. Ir jeigu mes paimtume, nes čia Adleris pats sako, čia yra tokios temos, jeigu mes paimtume ir pasigilintume, kokios yra tos mažesnės potėmės, kurios atsiranda 10, 15, 17 vietoje, štai jos. Baltarusijos ir Baltarusijos piliečiam Lietuvoje taikomi apribojimai, Baltarusijos ir Lietuvos santykiai, draudimas įvežti prekes į Baltarusijos Lietuvos sieną, dėmesys Kaliningrado atvezimas. Praktiškai trečdalis visų tų mažesnių subistorijų yra arba apie Baltarusiją, arba apie Kaliningradą. Iš principo apie Lietuvos pasienį. Tai tas įrodo, kad ta istorija toliau tęsiasi, kad jinai vis labiau plinta visame pasaulyje, kad tų poistorių vis daugiau. Ir klausimas dabar, kas vyksta Rusijoje? Mes paėmėm tą patį periodą, apžvelgėm 10 000 spaudos pranešimų, kurie yra nuo sausio 1 iki gegužės, man atrodo, 5 Rusijoje. Ir štai ką Adleris sako, kokios yra dominuojančios temos Rusijos spaudoje.
vėlgi, Baltarusija, aš netgi padariau boldą. Sienos kirtimas su Baltarusija ir Kaliningradu, Baltarusių ir rusų verbavimas. Yra ir Ukraina trečioje vietoje, taip. Bet jinai, praktiškai Baltarusija ir Kaliningradas dominuoja top 5. Tai, kad suprasti, tai aišku, kad yra didelė koreliacija tarp rusiškų naratyvų ir užsienietiškų naratyvų. Aišku jau, nes faktas, kad dominuoja ir ten dominuoja Baltarusijos ir pasienio problemos. Tai, kad Rusija apie mus blogai šneka, tai irgi niekam nenaujiena. Bet tai, kad už to slypi, kad tai nėra tik atsitiktinumas, kad tos istorijos sutampa, kad už to slypi Rusijos organizuota propagandos mašina, reikėtų geriau įrodyti. Ir šiandien parodysiu vieną pavyzdį apie vieną konkrečią, pakankamai, nedidelę relatyvią istoriją, bet pakankamai įdomią, kaip ji konkrečiai plito, kas su ja atsitiko, ir jinai yra labai tipiška. Tokių istorijų labai daug. Ir aš esu įsitikinęs, kad šiandien, kai ateis rezultatai iš mūsų studentų ir ekspertų, kurie aktyviai naršo šitą visą informaciją, yra tokių pavyzdžių žymiai daugiau. Bet šitą istoriją man yra truputį netgi, sakyčiau, kad juokinga, bet tragikomiška. Tai dėl to aš ją pasirinkau. Tuo pačiu jinai atspindi labai tipinį šabloną tos informacinės klaidos. Kaip istorija praeina per Rusijos sieną ir nusėda kažkur užsienyje. Tai istorija įvyko, balandžio 24 dieną. Joje iš viso, to istorija yra 54 straipsniai, ta istorija, kaip organizmas buvo gyva tik tai 1 savaitę, 6 dienas. Tai jinai iš tų virusų, kurie greit užsidegė ir greit numirė. Ir jos tema yra, Baltarusija teigia užkirtusi kelią bepiločių lėktuvo atakai iš Lietuvos į Minską. Tai reiškia, lietuviai bandė atakuoti Baltarusiją. Iškart labai gera istorija. Ir čia yra 54 straipsniai, įsivaizduokit apie šitą istoriją, vien Rusijoje. Rusijos spaudoje. Kaip jinai atsirado? 24 dieną pasirodo nedidelis straipsnelis nežinomam portale SMI-Top. Portalas iš dizaino galite spręsti, kad sukurtas per 5 minutės. Žinutė trumputė apie tai, kaip Lietuva paneigė, reiškia gandus, kad lietuviai atakavo Minską. Lietuva paneigė, bet to užtenka, kad atsirastų, idėja, kad taip galėjo įvykti. Nesvarbu visiškai, kad šitas straipsnis sako, kad Lietuva paneigė. Vienas straipsnelis 24 dieną, 25 diena. Ir čia yra labai tipiškas šablonas tos informacijos klaidos. Pasirodo 40 straipsnių Rusijoje. 40 straipsnių, visi su labai panašiom antraštėm, įvairios tos pačios antraštės variacijos, kas matosi, kad yra, organizuotas dalykas. Kai kurie saitai yra labai aukštos reputacijos Rusijos kontekste, kaip ten Pravda, ar Gazeta, ar Lenta, ar Rija, Ru. Kiti nežinomi visiškai, bent jau man niekada negirdėti, bet ta žinutė praplinta po tos visus 40 straipsnių tą pačią dieną ir aš įsivaizduoju, kad daug tų saitų yra labai tokios prastos kokybės. Jie tiesiog kopijuoja tą pačią žinutę ir bandydami matyti, tiesiog apžaisti paieškos sistemą, linkina vienas į kitą, nuorodos pakelia tų puslapių kredibilumą, sukuria tokį informacijos burbulą, kuris prasimuša, ar tikėtina, kad prasimuša į viršutinius rezultatų puslapius paieškos variklius. Tai toks tikslas yra ir dėl to paleidžiama per visą medijos žemėlapį. Ir čia labai tipiškas šablonas informacijos klaidos Rusijoje. Bet dar įdomiau, 26 dieną pasirodo straipsnis JAV spaudoje. Pasirodo, kur Baltarusija tikina, kad jau ją NATO atakuoja, kad Lietuva pradėjo bepiločių orlaivių atakas, jau daugiskaita, nukreiptas šalies sostinę, ir čia Lukašenka pasakoja. Ir tas straipsnis pasirodo Breitbart News. Tai Breitbart News, jūs, man atrodo, visi susirinkę puikiai žinote, kad čia yra pakankamai toksai fundamentalus right-wing naujienų šaltinis. Čia nėra CNN, tai nėra
CNBC, bet Breitbart Amerikoje yra 65 pagal populiarumą žinių šaltinis, o pasaulyje, visam pasaulyje patenka į top 100. Tai Breitbart vis dėlto, kaip bebūtų, yra mainstreaminis žinių kanalas. Ir Breitbartas neteigia, kad tas dalykas įvyko, kad lietuviai iš tikrųjų atakavo. Jie sako, kad tai Baltarusija jie apkaltino, lietuviai paneigia, bet jie pasėja tokią, reiškia, užuomazgą, idėjos užuomazgą. Tokiu būdu ta istorija taip ir miršta, po kelių dar nueina į dar kelis kanalus ir tos istorijos gyvenimas už poros dienų taip ir baigėsi. Tom DNR labai įdomu, analizuojant tą istorijos DNR detaliau, labai įdomu, kad absoliutus herojus tos istorijos yra Baltarusijos KGB vadas, kuris paminėtas absoliučiai visuose straipsniuose be išimties ir dažniausiai po porą kartų vidutiniškai. Tai čia irgi kažkas už to slypi, paliksiu ekspertams spręsti kas, bet kad 100 kartų paminėti šitą žmogų, tai irgi yra didelis dalykas. Aišku, visą laiką klauno pajaco rolę išstojo prezidentas, kuris komentuodamas šitą visą incidentą, man labai priminė Clintą Eastwoodą ir Hollywoodo westernus, kad bet koks krustelėjimas gali sukelti konfrontaciją ir visišką apokalipsę. Tai va, tai čia yra tik viena tokia istorija ir tokių istorijų daug ir aš vėlgi tikiuosi, kad jie suras mūsų istorijų gaudytojai. Daugelis tokių ekstremalių istorijų, kaip pavyzdžiui, kad lietuviai sulaikė tenai tą Moldovos autobusą, kad kankino vaikus tenai ir išnaudojo visai ir buvo pažeistos jų teisės. Daug tokių istorijų ir lieka Rusijoje, jis niekada neperina sienos. Čia irgi tas pats pavyzdys, vėlgi, ta istorija. Grinai nukopijuota begalėje žinių šaltinių Rusijoje, tam, kad vėlgi sukurtų jos validumą ir techniškai tiesiog nuhakintų tą visą paieškos variklių sistemą. Tos pačios istorijos yra 100 straipsnių irgi parašyta apie tai, bet į užsienį jinai nepereina. Tai yra tokių pavyzdžių. Tai jeigu apibendrinti, koks yra Lietuvos įvaizdis Rusijoje, mes tai puikiai žinome, bet man atrodo, galbūt bus naujiena, kad išrastas naujas terminas belarusofobija, kurio yra 100 straipsnių, kurie įrodinėja, kad lietuviai sistemingai, ideologiškai, kultūriškai ir politiškai nekenčia baltarusių ir rusų, kad lietuviai nesilaiko įstatymų, Lietuvos valstybė nesilaiko įstatymų, jos kasdieną keičia, konfiskuoja turtą, pasus, nuosavybę, mašinas. Tokių straipsnių irgi yra 100. Bet nepaisant to, Lietuva, Latvija ir Estija, kaip nedėkingi vaikai, vis dar gyvena iš Rusijos, priklausomi nuo Rusijos. Golod nitiotka. Tai kad badas būtų, jeigu Rusija neduotų lietuviams grūdų. Tai va, tai aš žinau, kad čia niekas nieko nestebina, bet esminis dalykas, reziumuojant visą šitą informaciją, ir aš tikiuosi, kad žymiai daugiau įdomių istorijų pateiks tie žmonės, kurie iš tikrųjų yra propagandos ekspertai. Ir labai svarbu naudojant tokius įrankius, dirbtinio intelekto įrankius, naudoti juos kartu su žmogiška intuicija, patirtimi ir galbūt net studentų atveju jaunatviška eksperimentacija ir drąsumu, tam, kad pamatyti atrasti tas istorijas ir padėti jas į reikiamą kontekstą. Bet net ir aš, toks žmogus, kuris nėra ekspertas šitoje srityje, pasiėmęs šitą Adler įrankį, kurį mes sukūrėme, labai nesunkiai gali pamatyti, kad Lietuvos įvaizdis Rusijoje yra kaip nelegalios valstybės, kurią potencialiai galima būtų denacifikuoti, kad rusiškai naratyvai pasakoja apie tai, kaip lietuviai nesilaiko įstatymų, kaip pažeidinėja žmogaus teises, kaip nekenčia ir išnaudoja, kaip muša ir kaip prie sienos vyksta visiškas chaosas. Ir kaip matėme iš to vieno pavyzdžio, bet tokių pavyzdžių yra žymiai daugiau. Rusiška propaganda sėkmingai plinta už Rusijos ribų ir formuoja labai neigiamą Lietuvos įvaizdį užsienio valstybėse. Ačiū labai, kad klausėte. Tikiuosi, kokybė buvo pakankamai gera iš Ispanijos.